Sveiki. Žodžiu, tik pasibėdavojau, eidamas grybauti, kad lyja ir nesuprasi, kada čia išeit žvejot. Tai žodžiu, trečiadienis ir ketvirtadienis tokie va orai. Šiandien iš vis praktiškai be vėjo. Rytoj žiūrėjau, čia Žemaitijai 3 metrai per sekundę. Bet paskui jau ten įdienojus vėl nurims. Tai va trečiadienis, ketvirtadienis, žodžiu. Vakar čia pas mumis žaibavo, davė lietaus, tokių debesų, per apokalipsės filmus kartais nepamatys. Tai, žodžiu, normaliai atpylė. Ir va dabar turim tą, ką turim. Ežeras tas pats, mano mėgstamiausias. Neišduosiu taip pagal pavadinimą, bet kas iš vaizdų maždaug matot, kur aš čia esu visą laiką, tai manau, kad lengva atspėti. Tai čia tam, kad pasakyt, tai geriau aš manau, kad pasigooglint per Google Mapsus, pagal vaizdus pasižiūrėt. Dabar šiais laikais tiek ten tų visokių AI, kad galima įmest nuotraukos fragmentą ir iškart pasakys, kurioje vietoj žmogus fotografuojasi. Tai va, žodžiu, rytas toksai prasidėjo, pravilkiavau čia kol kas palei tokį perspektyvų krantą, bet kol kas nulis. Wobleris, matau, gražiai dirba pagal spinningo galiuką. Tai va, tai žodžiu, kol kas tik pradėjom. Žodžiu, einu per tokius visokius seklius, kalniukus, ten, kur žinau, kad kažkas tai yra. Nu, o dabar, taip sakant, koks rytas be kavos puodelio, a? Nedaug čia pas mane visada tokių masaliukų pridėta. Blizgių dėžutė, va tokia va, tokias raudono vario pagrindė dominuoja. Ežeras skaidrus. Tai žodžiu, tokia, manau, varinė spalva ir veikia dėl to skaidraus vandens. Jeigu būtų biški tamsesnis vanduo, tai aš įsivaizduoju, reikėtų dėti kažką tokio jau tokio ryškesnio, gal kažkokį tai, ar tai baltą visiškai, ar tai galbūt ten raudoną, geltoną, ar tai žalią kiti deda. Žodžiu, čia iš patirties ežeras toks, kad, žodžiu, varis labiausiai veikia. Tai va, ir dar turiu visokių tokių tantų prisipirkęs. Tantos labiausiai čia pasiteisinusios. Čia jau baigėsi. O tokios va, tantikės, žalios, visokios va, kiogos, raudonos. Labiausiai kažkaip pasiteisinusios. Ir tokie va vobleriukai. Bet čia sakau, tokie vobleriukai pagrindė, kai vilkiauju per kokį nors gilę vietą. Čia ežeras gilus, vidutinis gilis siekia apie 10 metrų. Tai žodžiu 10 metrų tokius voblerius parenku, kad žodžiu būtų, kad nertų į kokius 6-7 metrus. Tai va, tai, nu ką, dabar, taip sakant, laikas atsikelti. Tai galite pastebėti pas mane kiliminę dangą valtyje. Taip va, su kojinėm, savo ramiai sėdi. Toksai, nu toks jausmas biški geresnis
susikuri tą tokią savo aplinką, kad būtų malonu ir pačiam malonu, ir galbūt jeigu kas nors atsisėstų į valtį, ar tai su tėvuku kartais būna išplaukiam, žmona kartais leidžiasi įkalbama plaukti kartu. Tai va, tai kilimukas visada labai smagus reikalas. Tai va toks tas rytas. Žiūrim, ką čia turim. Kol kas 0 sveikų. Nu va, pirmasis taškas. Toks. Manau, kad turėtų būti efektyvus. Žolės čia yra ir staigus pagilėjimas. Turėtų būti ešerių. Nes žuvies čia pilna, matosi. Aišku, ne visada jinai noriai kimba. Kažkas vadaužo per uodegą. O. Mažiukai ešeriukai kala per uodegėlę. Bet nepaima. Kažkodėl mano masalo. Pabandysiu nuleisti ant dugno kiek įmanoma daugiau. Šakinėja mailius per vandens paviršių. Bet ešerių nėra. Kol kas. Vis dėlto avižadrebio spiningėlis nugalėjo su savo nano valu. Kaip taip reikia? Kaip šitaip reikia, ha? Toks yra. Mažiukas, taip sakant, keliauja atgal. Mėčiau su tuo, biškį ten jisai gramatūra jo didesnė. Užtat užkabinau 3 gramų galvą
Ir tą patį vabalą. Bet kažkaip rezultatas buvo nulinis. Valandą laiko žvejyboje nieko nebuvau pagavęs dar. Tik paėmiau avižadrebės spiningėlį. Antras metimas berods. Ir iš karto. Reiškia, tas ešerys jisai yra. Tik tai jį reikia maloniai paprašyti, kad jisai kibtų. Čia jau biškį mane nunešė, matau. Reikia turbūt plaukti į kitas vietas čia. Vienas ešerys ant avižadrebės spiningėlio. Aišku gerai. Aišku gerai, kad bent šis tas, bet manau, kad šiandien šita vieta tiesiog nedosni. Nedosni šita vieta šiandieną. Žolynas. Ir ešeriai prie žolyno. Va tokie va. Už barzdos. Už barzdos. Iš karto pavaltim. Taip, čia reikia biškį paplaukti atgal. Čia tokie geri žolių klodai atsivėrė. Čia tokiuose žolėse jau galima drąsiai pamest masalą, jeigu įkabinsi. Ant kameros nesimato, bet čia jau tokie geri krūmai auga. Krūmeliai. Wobleris pas mane vilkiavimui didelis, gerai neria. Jau jeigu čia tokį įleisti į tos krūmus, tai jau, taip sakant, būtų ir gaila. Čia iš pirmo užmetimo ant avižadrebės spiningėlio užkybo ešeriukas. Čia jų turbūt yra daug. Kaip išsivertė. Kaip išsivertė kažkas. Kažkas, kas išsivertė, mes turim pasiūlyti. Turim ką pasiūlyti. Turim ką pasiūlyti, toj pažiūrėsim.
Biškai reiktų, aišku, paplaukti atgal. Aišku, čia žolių pilna. Užtai čia ir yra kažkas, kas šokinėja. Kažkaip čia netaip užsimetė. Pažiūrim, kas čia šokinėja. Pilna mailiaus čia. Gal kažkas maitinasi iš slibinų giminės. O, kalė. Kalė. Čia tas turbūt kas šokinėjo. Įkalė. Gerai, čia įkalė. Kažką turim gero. Kad tik nebūtų į žolę įėję. Kažkas yra. Kažkas yra gero. Turbūt slybinas. Ir neblogas slybinas. Ohoho. Jau čia geras slybinas. Aišku, spiningėlis pas mane 7-12 gramų. O, čia jau gera, gera. Gera jau matau. Reikia pasiruošti graibštelį. O, ir nuėjo, ir nuėjo. Ai, 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 ai. Ir nuėjo. Sabaka, sabaka. Ai, ai, ai. Tik norėjau pasiruošti graibštelį. Jo. Kaip gaila. Nu, klausimas, ar jinai antrą kartą kips. Ai, kaip gaila. Gera buvo, jau čia kokių... Ai, kaip gaila. Jau kokių buvo. Dviejų, kai nieko buvo turbūt. Bandom dar kartą. Gal jinai čia kur nors netoli bus nuvariusi. Ai, kaip gaila. Jau mačiau aš ją. Į lūpos kraštą turbūt buvo įsisegę.
Į lūpos kraštelį segė, kol graibštą pasirašinėjau. Jau antrą kartą šiais metais man toksai, kol pasirašinėjau graibštą, kol ką ir nueina. Ir vat ant tų guminukų blemba. Tie guminukai jie tokie su vienu kabliu. Reikia turbūt aišku dėti tą vadinamą atsarginį kabliuką trišakį į priekį, kad nenueitų. Ir dar taip stovėjo vandens paviršiui, tokia galvoja, kas čia vyksta, ir nunėrė į žolės. Ai. Nu, bent jau ant kameros, taip sakant. Bent jau ant kameros liko atsiminimas. Ir aš sakau, jinai ten turbūt pavaikė mailių vandens paviršiui. Aš tada paplaukiau. Ten kažkur netoli tos vietos užmečiau. Pradžiai, man atrodo, žolėjais kabino. Ir paskiau jinai griebė. Ai. Nu ką padarysi. Tom ir smagas tas žvejybos, kad kai pagauni smagų, a kai nueina toks apmaudas. Bet toks malonus apmaudas. Nedidžiausia gyvenime. Iš to kaip jinai elgiasi ir kaip lanksta šitą liauną spiningėlį, yra buvę ir didesnių egzempliorių šiais metais. Reikia turbūt, aš čia užsinkaravau, gal biškį be reikalo paskubėjau. Gal reikia biškį paplaukti vėl atgal tenai, kur jinai kybo. Nu, čia žolynas. Žolynas nėra ko norėti. Pravest masalą sudėtingas. Bet tu matai, prie tokio oro ir kimba tas lydekos. Aš galvau, prie tokio oro nelabai bus šansų kažką tokio pagauti. Bet jinai beveik užkybo. Beveik. Kaip ten sako, 5 hours later. Nu toks niekimbitas šiandieną, kad baisu. Ta lydeka nuėjo. Ir всё. Lydeka nuėjo. Ir daugiau nieko ir neturėjau. Jokio kibimuko. O lydeka nuėjo turbūt kokią 8 ryto, tai čia maždaug prieš 3 valandas. Ežeras kai stiklas. Būtų galima dabar prie meldų kur nors ant slieko sėdėti. Nu jau šitas biški geresnis. Reikia tik pasiskūst Lietuvoj. Lietuvoj, kai pasiskundi, iš karto būna geriau gyventi. Šitas jau geresnis.
taip sakant, pasiskundė ir užkimba kažkas tokio. Kažkas tokio ir užkimba. O toksai va. O. Toksai va. Dryžuotas. Aštriapelekis. Viskas ant avižadrebinio spiningėlio. Ai, nu lydeka ant to kito spiningėlio. Bet ešeriai tik tai ant avižadrebinio. Jau vėl nunešė mane. Dvyliktos valandos bažnyčios varpai girdisi miestelyje. Reikia turbūt perplaukti atgal. Nu koks grožis. Koks grožis. Toksai va. Užkybo. Gal dar vienas. Tuščia diena šiandien. Tuščia diena. Jau beveik 2 valanda dienos. Pagavau lygiai vieną tokį ešerį beveik įmamą. Keletą tokių, kur iš karto reikia paleisti. Nes jie labai išsigąsta didelio žmogaus. Klausimas tada ar išgyvena. Ir viskas. Ir visą dieną. Visą dieną šitaip, a? Tokia mintis kirba, kad gal čia jau visas šitas daiktas eina į rudenį. Visa šita žvejyba jau gal reikia rudeninius masalus traukti didelius. Kad šitaip nekibtų. Nu va, čia biški mailius vaikšto. Pažiūrėsim, kas čia darosi.
O, kiek čia mailiaus. Kiek mailiuko, a? Kiek mailiuko. Įbimų 0. Ekskursija. Žodžiu, čia ešerių nėra. Ešerių nėra. Ekskursija išbaidė. Ekskursija išbaidė visus ešerius. Nu, po ilgų ieškojimų galbūt atradau kažką. Iš 2 užmetimų 2 ešeriai. Ant tantikės. Tokia va vieta. Meldynai. Aišku, kol čia užsitaisiau kamerą, nes jau buvau praradęs motyvaciją kažką benufilmuoti šiandien. Gal jau tie ešeriai, taip sakant, pasitraukė iš tos vietos. O gal dar koks vienas kitas bus. Prieš tai čia vaikė mailių. Mailius įmeldus įėjo. Per vandens paviršių šokinėdamas. Ešeriai pasiliko. Bet toks įspūdis man darosi, kad kol aš čia viską užsitaisiau, tai jie ir dingo. Keliautojas. Be bilieto, a? Nu, bet turbūt, ar tai jisai čia sušlapo sparnus, ar ką. Žodžiu, tegul būna.
Dar tokio vaizdo nesu matęs. Tiek mailiaus. Ir tas mailius sukuria tokias bangeles ant vandens. Ir galbūt nesigirdi per kamerą, bet verda tiesiog. Ir čia va taip va, toksai va matosi lygus vanduo ir tada matosi toks biški susijaukęs vanduo. Toks biški kaip bangelis. Ir va į ežero gilį ir nueina va toks mailiaus tuntas. Tuntas tiesiog. Tuntai. Tenai va matosi biški. Du lopai tokie po kairę ir du po dešinę. O čia va matosi nuo pat praktiškai kiek va prie valties yra ir taip ir nueina į gilį į tenai. Ir tenai dar biški matosi. Ir va tenai va matosi irgi. Vienas toks va grinai per vidurį kameros. Tada dar vienas toliau. Ir tada po kairę. Praplaukiau, tai nesupratau pradžioje, galvojau, kas čia verda. O čia mailius. Šitiek mailiaus. Nu jo. Geras. NATO. Čia jau rimti tokie. NATO 2 naikintuvai. Ir vienas didelis. Aukštai čia jie zuja.